pirmi 2 posakiai geri, o paskui jau nieko. Aš jau senai buvau savo komentarą apie tai pasakęs, tai ką žinau. Tai kiek balų iš 10? 6. Ką, apie ką? Kaip trasa patinka? Suka taškė labiau. Meluoja. Kiek balų iš 10? 8. Su pusė. Per daug. Normaliai, smagu atskambės. Myžiai, pratai prie to aikštelį. Pagimoku ir laimiko. Vieną kartą gyvenime laimėjau ten 9,9. Greita, gera trasa, įdomu važiuoti. Kiek balų duotum iš 10? Iš tų, kur važiavęs, 9. Pas mūsų vidurkis gaunasi va toks. Kitas mūsų kriterijus yra patogumo žiūrovams stebėti. Tai tribūnos yra tik vienoje trasos dalyje, būtent va tenai. Viskas ten būtų su jom gerai, jeigu tik būtų kažkoks stogelis stebėjimui per prastesnį orą, tai duosim realiai, manau, 8 balus iš 10, nes ir priimas yra geras. Renginio atmosfera duosim 3 balus iš 5, dėl to, kad vis tiek vokiečiai yra labiau apie žiedinės lenktynės, ne apie driftą. Čia ta kultūra nėra tokia, kaip toj pačioje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ar Lenkijoje. Tai jie čia tokie labiau mėgėjai važiuoti tiesiai. Žiūrovų parkingas yra sąlyginai netoli nuo trasos, tai galim čia tą vietą parašyti 4 iš 5. Vat ko negalim parašyti daug, tai yra už maistą, nes čia dabar mes turim, pavyzdžiui, apmažėjusią eilę, bet ta eilė būna realiai, sakykim taip, net už tų fiškių, o maisto pasirinkimas yra arba pseudo šnicelis, arba bulvytės, arba dešrelės. Nežinau, čia maksimum, ką galima rašyti, tai turbūt yra 2 balai. Pramogos šitoj trasoj yra puikios, geros, didelės, nes čia šalia yra Nordschleife žiedas, yra muziejai, yra simuliatoriai, taip sakant, pavažiuoja automobiliu minutę 2 ir tu turi kalnus pramogų, tai čia tikrai maksimum 5 iš 5, o medijai tai duosim 3 iš 5. Paminusuojam už tai, kad čia neleidžiama skraidyti dronais, nėra medijos kambario ir tokie atstumai tarp trasos ir pitų, jeigu nevažiuoji su savo komanda, tai yra didoki ir tai čia prisukti tų žingsnių nėra sudėtinga. Tie, kurie seka šį YouTube kanalą, žino, kad aš daug laiko praleidžiu užsienį, daug būnu Pietų Europoje ir ten labai dažnai kelių eismo taisyklės yra tokia rekomendacija pobūdžio, tai grįžus į Lietuvą reikia prisiminti, kur esi, neužsišnekėti ir kažkur nepapulti ir neprarasti teisių. Tai man atmintį padeda pagerinti kompanija Neoline, kurie prekiauja štai tokia vat įranga. Prieš jūsų akis yra hibridinis renginys, tai yra vaizdo registratorius ir radaro detektorius. Šį prietaisą ir daugelį kitų galite įsigyti Neoline svetainėje, o pritaikę kodą EU Driftas gausite ir 10% nuolaidą. Taip, kad būkite kelyje saugus. Man realiai, sakau, mielai širdžiai, galbūt tokia biški drąsesnė, kur mažiau savęs perlipti reikia, tai yra į kalniuką. Nes tu praktiškai nukyli į kalną, nesusirinki to tiek greičio, kažkaip visiškai, nereikia to tokio kaip visiško atsirovimo, O čia nuo kalno, kai tu pasileidi ir tau tiesiai prieš akis tas blokas, galiu sakyti, blemba, kiaušų reikia turėti. Ir jos kartais reikia įsitraukti, nes, blemba. Vienas važiavimas atrodo jau gerai prie blokų, kitas aplamai į vidurį. Nes, sakau, tie kiaušiai ties pamažėja, ties to bloko. Tai aš vienareikšmiškai, man Kuršėnai aplamai patinka, nes mano akiminai yra techniška trasa. Daugumai nepatinka, nes patinka greitos trasos. Man galbūt patinka, nes pamatai, kas gali dirbti, kas nori dirbti. Tai nežinau, bet sakau, jeigu top 1, tai į kalniuką. Kiek duotum balų iš 10? Kuršėnų trasai, negaliu pilnai aišku vertinti, dėl to, kad aš sakyčiau irgi, jeigu sakytum, ar čia pro trasa, palyginus su užsieniu, tai čia ne pro trasa. Bet ką turim, tą turim Lietuvoje, džiugu, kad iš viso kažką turim. Tai
Nežinau, aš tai tiesiai šviesiai 9 vertinčiau, nesakau, man žiauriai tai patinka. Pažiūrėt patinka, smagu kartais, kaip ir neblogai, bet aš ne už tų. Na, per daug biški tokia gal sudėtinga, per daug neatlaidi tokia, dėl to turbūt. Pažiūrėti tikrai kaip žiūrovui, žiauriai, smagu, viską matai vienoje vietoje, ten vienoje vietoje tik tais viršui, bet jeigu yra ekranas, tai ir tą matai, bet kaip dalyviui, tai man vieną kartą gyvenime, per tiek, kiek čia vyksta varžybos, yra pasisekę 3 vietą laimėti visus kitus kartus iškrentu anksti arba krešus. Kiek balų iš 10? 7, kad stipriai nenuskriausti. Fainai. Kažkada į tai žiūrėjau skeptiškai, kaip norėjau daryti Pro lygos varžybas, Kuršėnuose, kaip pradėjo galvoti apie tai daryti, bet aš kaip sakau, reikia prisitaikyti prie to, ką turime ir džiaugtis, ką galime turėti. Kuršėnai kaip iš principo. Gerai, ką žinau. Galėtų vėjas mažiau pūs, žinai, nes visada čia pučia vėjas. O šiaip tai gerai. Kiek balų iš 10 duotum? 8, 9. Aukštai. Nes jinai šiaip techniška, tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Techniška, kur tu turi pagalvoti, kurioje vietoje atsistabdyti, tinkamai trajektoriją pataikyti. Tai, manau, dėl to jinai turi savo žavesį. Faina, šita gal saugesnė, galiu pasakyti, trasa yra nei atvirkščiai, nes į blokų statomis. Ir, nu taip, gal neparsineši greitai, toks pirmas saugesnė ir tada prisitaikai ir viskas gerai. O praeita trasa, tai šiek tiek sudėtingesnė, gavosi, plus padarė pirmą posūkį, kur turėjau tenais kliurkų su antru bėgiu. Ne per mažai, trečio lyg per daug. Ir tada pareini visų greičių į blokų sieną. Nu tai ta gal sudėtingesnė, ne tai kad sudėtingesnė, pavojingesnė, šita gal fainesnė. Kiek balų iš 10 duotum? Tebūnie, kokį silpną 8 arba stiprų 9. Varžybų stebėjimas čia yra neįdėlus. Nėra tribūnų, o jeigu lyja arba kaitina saulė, tai nėra kur pasislėpti. Taip pat reiktų paminėti, kad žiūrovai mato tik tai apie 70% trasos, tad jeigu nebūtų ekrano, būtų iš vis prastoka. Parkingas čia yra neblogas, ypač jeigu net važiuoji paskutinis, tai vėlgi čia turbūt galim prašyti 4. Maisto pasirinkimas yra geresnis nei Vokietijai, kur parašiau 2, bet kainos lietuviškos, taigi 3. Su pramogom čia yra prastoka, nes artimiausias taškas, kur galima kažką pripramogauti, tai bus Akropolis Šiauliuose. Pačio renginio atmosfera yra gera, bet mano nuomonė tiek Bikerniekuose, tiek Trakvode yra smagiau ir geriau, tai parašykime čia 4. Medijai dirbti čia yra patogu, labai nedidelė atstumai tarp pitų ir trasos, galima daug kur prieiti. Vienintelis ryškesnis minusas tai yra prastas interneto ryšys, taigi galim rašyti 4. Nu ir dabar galim pažiūrėti, kur tie mūsų Kuršėnai atrodo palyginus su kitom trasom. Devynis kokius duočiau tikrai, gal net ir dar daugiau, nes savo tas reljefas tą žavi turbūt, tie posūkiai, aukščiai ir taip toliau, kaip skaitau. The track seems very fun. It's a lot different than many other tracks because of the height differences, and I just need a few more laps. It's hard to give a score at this point, but I'll give it a 7 or 8. At least for now. I need more laps and then I can give you a high score. Okay. Best of luck. Thank you. Šiaip labai smagi trasa. Pirmą kartą, kai mes joje apsilankėme, buvo pavojinga atrodė, bet paskui pripratom prie skirtingų reljefų, aukščių ir duočiau kokius gal mažiau negu Rygoje, bet manau, kad 8,5. Kaip pati trasa, tikrai 10 iš 10, nuostabiai smagi, bet labai pavojingai, sunku sugalvoti posūkį, kuriam gali neapsiversti. Tai pernai apsiverčiau paskutiniam posūkį, šiais metais jau matėm apsivertimus kitose 2. Tai dar galima pirmam kitoj vietoje apsiversti ir antram posūkį galima dar kitoj vietoje apsiversti. Tai viso yra visose posūkiuose po 2 vietas grubiai, kur gali versti, tai čia kosmos yra čia. Gal biškį saugumą reiktų padidinti, tai tada būtų 10 su pliusu. 9,5. 10. Trasa belekokia gera. Norėčiau daugiau tokių gerų trasų. Aukštyn žemyn kalniukai lenkti tokie posūkiai liuks. Davai, sėkmės. Lemba 10, nes jinai turi labai gerą reljefą.
nu, žiauriai smagu, ateini į kalną nematai, persimetimai tokie aštrus, nu, labai šiaip gera trasa. Dar jeigu... Ne, gerai, 10. Šiaip šitos smagi gali apsiversti 8,5. Tai trasos stebėjimų aš parašyčiau 7 balus, yra tokių keletas minusiukų, nes čia nėra nei tribūnų, nėra nei kažkokio stogo, tai jeigu lyjas arba labai spigina saulė, čia sudėtinga yra pasislėpti. Vėlgi iš vieno trasos taško tu nematysi visos trasos arba dėl dūmų, arba dėl kitų būtent niuansų. Maisų būtų galima parašyti 4, tai yra ta pati situacija kaip ir Rasiloj, ta pati kokybė, tas pats pasirinkimas ir iš esmės nėra kažkokių čia didelių eilių. Ką, su pramogom čia iš tikrųjų yra liūdnoka, nes vienintelė čia tokia pramoga, aišku, bent jau yra, čia negalime rašyti 0, tai yra RC driftas, tai gerai, čia galbūt už tą pramogą galim parašyti, nu tikrai, tebūnie 2. Renginio atmosfera yra gera, tai nėra turbūt idealiausia atmosfera Europoje, bet tai tikrai galim parašyti 4, nėra taip linksma kaip Trakvude arba Vikirniekuose per Masterius. Medijai dirbti yra patogu, galima iš esmės prieiti prie visų trasos vietų. Vienintelis minusas, kad nėra tokio normalaus medijų kambario, o interneto ryšys galbūt toks, jis nėra idealus, bet nu, jis kažkoks yra, tai sakykim taip, tai yra 4. Dabar turime tokį skaičių ir mūsų bendrą įskaitą visoje lentelėje. Semi-pro trasa, tai kaip semi-pro tai 8. O kaip pro? Neįmanoma vertinti. Mašinų gadinimas. Nežinau, gal duočiau kokiais 8. Iš 10? 10. Ok. O pernai metų, kur buvo ten ta kita, tu čia važiavai, man atrodo? Jo, važiavau, bet su kita mašina. Šiaip gal netgi labiau to patiko, nes tokia labiau kaip pro skaitos. Sena? Jo, sena. Dabar 6 duočiau. Nes, pavyzdžiui, praeitais metais, kai iš kitos pusės važiavom, tai žymiai įdomiau, bet dabar ten kartingų trasą pastatė, tai dabar gaunasi, kad pradžia lėta, galas greita. Galėtų būti geriau. Rezultatai apie trasos gerumą yra tokie. Kalbant apie stebėjimą, tai sąlyginai šiek tiek panašu į Mondello parką, be tribūnų. Trasa yra tokia šiokioj tokioj dauboj, gal pavadinkim, ne viską labai gerai matai kaip žiūrovas, bet atmetus tai, kad nėra tribūnų su stogu ir priėjimas iki tų tribūnų yra per žvyrą, tai taip sakant, jeigu palyja yra liūdna, nežinau, turbūt kokius 7 balus mes čia galim tai trasą parašyti. Parkavimas yra tenai, jis yra ant žvyro, bet bent jau ne ant molio. Tai tarkim, jeigu net ir užlyjo, tai tikrai daisit pieškom nelabai įsipurtinę nebatus. Tai sakykim, 4 balai. Kalbant apie maistą, yra neblogas pasirinkimas. Bariukas, viena večikė ten už kampo, kita večikė. Tai tikrai čia be problemų galim parašyti 4, gal net ir 5 iš tikrųjų. Su pramogom yra tikrai geriau negu buvo pernai. Tai yra RC driftas, atsirado kartingai. Tai drifto fanas čia tikrai ras savo veiklos. Gerai, šaunam 5. Kalbant apie medijos darbą, tai labai nesunku prieiti turbūt į bet kurią trasos vietą. Leidžiama skraidyti dronų be problemų, kol nedarai didelių nesąmonių. O su medijos kambariu yra tokie niuansai, nes jis yra šiaip yra tokia kaip ir antram kambarį, o ten toks kaip ir medijos kambarys, kaip ir teisėjų kambarys. Tai toks tem ant tem, tai tebe įleis, tai neįleis. Tai sakykim taip, medijai duodam 4 balus iš 5. Atmosfera tai esi iš tikrųjų faina yra. Žmonės draugiški, teisėjai draugiški, daug orgų. Tikrai galima lėkti ir turėti gerą laiką. Ir duodam po tokį rezultatą mūsų reitingė. Kiek kalbėjau su sportininkais, tai šita trasa, kuri primena Estijos Kliubilochų, dauguma vertina 4 iš 5. Žiūrovam stebėti yra patogu, tik yra toks vienintelis minusas, kad jeigu gaunam lietaus arba gaunam labai daug saulės, tai nuo jos, kur nėra pasislėpti, 1 balą reiktų to vietoj nuimti. Parkingas yra tenai toliau, kur tie pastatai gatvėje, o ispanai renkasi į varžybas ženkliai anksčiau negu lietuviai. Sakant, jeigu tikrai nori gauti vietą, tai čia reikia atvykti
kokie nors, nežinau, 8-9 valandą vėliausiai, kad atsisėstum, kai Lietuvoje dažniausiai chebra renkasi ant 11-12, tai parkingas jisai toks nėra super patogus, reikia ganėtinai pasivaikščioti, tai irgi numetėm tada vieną žvaigždutę, nuimam nuo 5. Dėl pramogų žiūrovam, tai čia yra įvairiausių dalykų, kai kurie pardavėjai organizuoja loterijas, kažkas pasistatė mašinų, yra kalnas prekybinių vietų, tai pagal tai, ką man teko matyti Europoje, tai čia tikrai maksimum 5 iš 5, kaip ir maistas būtų 5 iš 5, o kalbant apie medijos darbą, tai tikrai viskas yra labai patogu, iš esmės bet kur gali prieiti, yra pora pavojingų vietų, kur tavęs tiesiog neleidžia dėl saugumo, bet tai yra tas pats visur, tai trasa netoli Pitų, yra pora prieimų, galima susirasti nesunkiai vietų, kur galima kirsti trasą. Vienintelis minusiukas toks, kad nėra normalaus media kambario, kur būtų galima tą medžiagą pasitvarkyti. Tai va, tai mes dabar turėsim va tokį skaičių čia, ką aš čia priskaičiavau. I like this track, it's technical and I rate it to out of 10, 8. Sveiki, esu Daniel Andrejev, Drift Happens komandos narys. Dalyvauju virtualiuose varžybose, o jei tiksliau Virtual Drift Masters. Taigi, prieš 2 savaitės buvo 6. etapas Feropolio trasoje, aš tenais laimėjau 1. vietą ir mano įvertinimas šios trasos yra 9 balai. Man nelabai patinka pasistatymas, nes kartais yra sunku atspėti, kur ir kada stabdys oponentai. Bet šiaip trasa man labai patinka, ji yra gal šiek tiek lėtoka, bet vis tiek įdomi ir gan techniška. Ir mūsų vertinimas yra štai toks. Trasų stebėjimui aš parašyčiau 8 balus. Čia vėlgi privalumas toks, kad tu gali tikrai patogiai įstaisyti. Bet minusas yra tame, kad ir kur tu atsisėstum, tu niekada nematysi visos trasos dalies, tu matysi geriausiu atveju apie 60-70%, tai pavadinkim, tai mes dabar esam toj daly, kur sportininkai finišuoja, ten yra pasistatymas, bet visiškai nematom pirmos pusės, tai matom galą, jeigu būtume anoj pusėje, tai vėlgi nematytum būtent finišo, tai čia parašom 8 balus, nes ne viską mes matom gerai ir neturim stogo, jeigu būtų labai karšta. Nu, vipas pakol kas toks. Matomumas yra šiaip labai neblogas, ten yra startas, jis mato tiesiog vieno klipo ir puikiai matosi finišas. Tai kaina yra tokia didoka, nes reikia atiduoti 600 eurų, kad čia pabūt. Rygoje buvo 300. Automobilių parkavimas, jis yra komplikuotas, nes automobilį palieki kažkur apie 1,5 ar 2 km nuo trasos. Pievoje, aišku, iš ten važiuoja nemokami autobusai tiek iš kempingo, tiek iš vipinio kempingo. Bet vėlgi tai jau yra šioks toks galvos skausmas ir nepatogumas. Tai čia bus pas mus 3 balai. Maisto pasirinkimui mes tikrai galim duoti 5 balus. Jų yra daug, įvairaus ir kainos nesikandžioja. Galbūt brangiau yra tik tiem, kurie nori nusipirkti gėrimą kažkokį iš čia. Nes čia tokios kainos jau kandžiasi, bet tarkim vėlgi mes jas galim parodyti. O gal ir nesigandžia palyginus su Lietuva. Renginio atmosfera yra smagi ir netgi vertins tai, kad vakar, ketvirtadienį vakare vyko treniruotės ir atrodytų, kad žmonių čia neturėtų būti, bet jų buvo pakankamai daug ir chebra, kaip čia būtų galima teisingai pasakyti, jau buvo pasikūrus, tai atmosferą mes galim tikrai prilyginti tiek Trakvodui, kur būsim už 2 savaičių, tiek Rygos bei Kirninkų trasai per Masterius, tai čia bus tikrai 5 balai. Ir mes dabar galim gražiai perėti prie pramogų, nes šitoj maisto zonai, kur žmonės dabar sėdė ir savo užkandžiauja. Prieš kvalifikaciją 2 valandos bus autografų sesija. Žmonės iš arti galės pasilabinti su savo dievukais, įsigyti taip pat ir Driftmasterio atributikos, ir Turvieciko atributikos, kitų pardavėjų atributikos. Dar vienas dalykas iš pramogų, tai ten tiesiai už valymo mašinos yra karjeras, ten galima maudytis. Yra nemokami dušai, nemokami tualetai, ten yra automobilio paroda. Tai jeigu iš tikrųjų norint susigalvoti kažkokią veiklą, tikrai mes galim duoti šitai trasai 5 balus už pramogos. Na ir ką dabar apie medijos darbą, tai jis yra geras, patogus, galima prieiti prie bet kurios trasos vietos, galima būti su šortais, nes labai karšta, šiandien 35. Vienintelis minusiukas toks, kad čia nėra normalaus media kambario.
Dabar parodysiu, kaip atrodo kažkas panašaus į media kambarį, kur vyksta vairuotojų registracija, vairuotojų briefingai ir medijos briefingai. Tai šita patalpa atrodo va tai vat. Čia yra keletas suoliukų, čia nėra laisvai pasiekiamos elektros ar normalios kėdės. Taip sakant, toks media darbas būtų čia, švelniai sakant, nepatogus, bet yra neblogas interneto ryšys bent jau su bite. Tai parašom šitam parametrui 4 balus. Ir dabar turim tokią mūsų metinės įskaitos lentelę.